Big data iš esmės yra visi duomenys, kurie šiai dienai yra generuojami įvairiausių sistemų, ar tai būtų, sakykime, kortelių skaitytuvai, ar tai būtų įvairiausios retail checkout sistemos, bet visa tai, kas yra generuojama iš sistemų, yra duomenys, kurie po to yra apdorojami įvairiausių duombazių ir iš tų duomenų mes darome didžiąją analitiką. Labai paprastas pavyzdys būtų savitarnos kasos parduotuvėse. Aš galiu iš savitarnos kasos gavęs duomenis, apsisteminti juos ir padaryti tokią didžiąją analitiką, kaip pasakyti, kokie žmonių yra apsipirkimo įpročiai, ką jie perka kuriuo metu. Ir tai yra tik vienas pavyzdys iš daugelio, kada bendrai duomenys yra apdorojami ir iš tų duomenų yra daromas, sakykime, tikslinis marketingas. Yra skirtingos kompetencijos, kurios reikalingos šiai sričiai. Pradėkime nuo duomenų bazių, tai realiai duomenys guli kažkur. Mes turime mokėti tuos duomenys apdoroti ir šiai dienai naudojama labai paprasta SQL programavimo kalba, su kuria mes apdirbame duomenis ir po to juos paduodame į vieną iš BI įrankių šiai dienai. Dar kitaip tariant, Business Intelligence įrankių. Galime jame apdoroti duomenis, su jais juos transformuoti ir taip pat sukurti vadinamą šiai dienai dashboardą. Tam tikri verslo atstovai gali ateiti į tą mano dashboardą ir pasižiūrėti atitinkamas analitiką, atitinkamus įžvalgas ir iš tų duomenų priiminėti sprendimus. Vienas iš svarbiausių iššūkių dirbant duomenų analitiko arba apskritai duomenyse tai yra duomenų kokybė. Yra duomenys, kurie gali būti pamodifikuojami ranka arba kada jie yra įvedinėjami, tai gali pasitaikyti duomenų kokybės problemų, kada tu negali pasitikėti duomenim ir tada realiai tau tai sukelia keblumų daryti iš jų atitinkamai analitiką. Paklausa nusimato tik tai didėjanti ir poreikis būtent duomenų analitikai ar duomenų analitikams tik tai didės. Techninių žmonių būtent reikės, kad juos apdorotų, juos pateiktų ir pateiktų tos duomenys taip gražiai, kad tai būtų suprantama žmogui, kuris neturi jokio techninio supratimo. Tai į ateitį labai perspektyvi specialybė. Šiai dienai duomenų analitika kuria didžiulę vertę verslui ir todėl norėčiau paskatinti visus susidomėjusius arba jau esamus Code Academy studentus pretenduoti į Business Intelligence arba Big Data kursus.